Esu Monika, gyvenu Telšiuose. Mano močiutė gimė, augo ir mano tėtis taip pat gimė ir augo Biržuos. Atvykau čia su tikslu, nes studijuoju Kaune turizmo administravimą ir tiesiog noriu visiems parodyti savo kaimelį nuostabų, kuris yra, kiek žinau, šiuo metu tai seniausias kaimas Žemaitijoje. Tai va, atvažiavau čia, nes noriu sužinoti kuo daugiau informacijos apie šį nuostabų kaimelį. Kaip tu vertini šitą muziejėlį, kurį sukūrė Aldona? Nuostabus. Aš neįsivaizduoju, kaip gali žmogus tiek turėti valios, kovoti su visais ir tiek bendrauti su visais žmonėm ir tiek surinkti daug visą istoriją Biržuose. Tiek papasakoti daiktais, viskuo savo gerumu. Tiesiog aš manau, kad kaip ir aš, kiekvienas žmogus čia atvykęs, čia jaučiasi taip gerai. Nes čia, kiek aš atvažiuoju, noriu aš čia būti, man čia taip gera. Tas senas kaimas, kaip turi tokią šiltą energiją, kad Aldona yra nuostabus žmogus. Tiek padarė daug visiems gero, jie visi čia myli. O kaip manai, šitą visą muziejėlį, tą istoriją, ar bus galim panaudoti ateityje, na, kad ir, sakykime, pagal tavo pasirinktą procesą? Pagal turizmą, be abejo. Turizmas čia be abejo. Pas mus Lietuvoje yra labai mažai išvystytas turizmas. Ir ta gamta, kurią mes turim čia, jis žiauriai mažai išnaudota. Čia yra viskas, čia yra upė, čia yra dvaras, čia yra malūnas, čia tokia plati ir didelė istorija, čia galėtų ir būti tiesiog kažkokie svečių namai, pristatinėjami senieji papročiai, tarkim, dar net nežinau, norėčiau dar šiandien sužinoti, kaimo papročiai, šventės. Žodžiu, šitas muziejėlis labai dar pasitarnautų ateityje, bet jį reikia išsaugoti, ar ne? Taip, be abejo, reikia išsaugoti. Panašu, stovėviausių vėl ton. Apatinis. Su šifu ir... Margo. Taip. Nešiu gėlių iš ramūnų pievos, priminsiu žvaigždes. Koks tavo vardas? Aistė. Čia užeini biblioteka, ja? Kartais. A knygučių, ko čia? Kartais knygučių žainu. Ir prie kompiuterį kartais, ne? Taip, aš dažnai čia net važiuoju, nes aš gyvenu Telšiuose. A patinka tau čia bibliotekų? Aha. Priima čia nevaro? Ne. Pirma. Saldainį noriu sakyti. Dar saldainių duosiu. O, gera teta. Labai. Tai mano širdis, tau šilumą Tikra idėja yra Stasio Daunio, poeto, etnografo, istoriko idėja ir jis pagelbėjo, žinom, parodė, kaip parašyti eksponatams metrikas, daug idėjų davė ir mes tai pradėjom su seseria kurti. Šitas muziejus ir anas muziejus yra mūsų su seserim Laima Simonovičiūtė. Yra mūsų abiejų šitas muziejus. Jūs kūrinys?
Jūsų mūsų kūrinys. Nu, o kuom Daunys susijęs su Biržuvėna? Daunys yra atsitiktinai, mes susipažinom, jiems patiko Petraičių kaimas, Petraičių kampelis, Biržuvėnų dvaras ir jis taip jau 20 metų atvažiuoja į Petraičių kaimą ir džiaugiasi Petraičių gamta ir aplanko muziejų ir dovanoja savo unikalius eksponatus. Pavyzdžiui, padovanoja muziejui unikalių atvirukų kolekciją apie beveik 1000 vienetų, kuriuos sutvarkė mano sesuo Laima. Padovanojo brangų dalyką savo mamos rankšluosčius, kuriuos ji vežėsi į Sibirą. Kai ją vežė į Sibirą, ji negėjo lašinių, bet įsidėjo savo rankšluostėlius į dėželę ir iš ten parsivežė. Tai tokių yra Daunio labai daug dovanotų mums unikalių relikvijų. Ir savo atremties politinio kalinio tą dėželę, su kuria jis išbuvo kalėjime, ir jis irgi padovanojo dėželį, čemodaną. O šitas kambarys kam skirtas? Šitas kambarys yra skirtas grinai didikams Gorskiams. Jie Biržuvėnus valdė apie 300 metų. Čia yra skirtos ekspozicijos Gorskiams įvairių laikų, įvairių metų gyvenusiems Biržuvėnuose.